sako, Milda, o tu žinai, kad tu man labai patinki. Milda sako, nu žinok, sako, kažkaip įtarinėjau, nes tu jau pusvalandį man ranką ant krūtinės uždėjęs laikai. I like you. Nu, mama kalba, žinai, vaikas sako, va, paaugo, liko daug rūbelių, žaislų, smulkmenų, sakiau, galvoju, pažiūrėsiu Facebook'e, gal yra kokių nepasiturinčių šeimų, kuriams, reikėtų perduot prieš kalėdas kažką. Na, po valandos skaitydama, ko tokio šeimos prašo, supratau, kad mes nepasiturinti šeimą. Žodžiu, dukra sako tėčiui, tėti sako, o kodėl tu su mama bijai mane palikti vieną namuose nakčiai? Juk aš jau nebe vaikas. Vat todėl ir bijau, kad nebe vaikas. Geras. Pats pavojingiausias plėšrūnas žemėje, čia britų mokslininkai nustatė, yra tyloje besišypsanti moteris. Vienas labai subtilus toks. Visi sako, apkalbinėja futbolą, čia krizė, ne krizė ir panašiai sako, aš tyliu. Dėl to, kad man futbolas niekada nebuvo įdomus. Ir tuo aš darausi panašus į Lietuvos futbolo valdžią. Aktualus labai anekdotas. Aha. Dar vienas taip pat aktualus prieš įmonės kalėdinį vakarėlį. Eidami įmonės kalėdinį vakarėlį, atminkite, jums su tai žmonėmis dar reikės dirbti. Nuo pirmadienio. Turbūt girdėjote tą straipsnį apie statistiką. Taip, aš lovoje žvėris. Tiksliau, koala, galėčiau miegoti 22 valandas per parą. Myslė, sureguliuoju objektyvą, pykšt ir tu jau atminimas. Kas? Optimistui pasirodo, tai yra fotografas, o pesimistui snaiperis. Dar vienas, man labai patiko šitas. Daktare, kaip praėjo operacija? Nu, žinokit, dar niekaip, bet jeigu jau nubudot, va, palaikykit suspaudėję. Vaikystėje laukdavai kalėdinio stebuklo, o dabar atlyginimo. Kuris jau rytoj. Žmogelis įlipa į taksi greitai, šoka, sako, pavežinkit iki Žalgirio. Tarsi, Žalgirio gatvę? Nu, ne, blemba, į mūšį. Arba iki ligoninės, ja. Na ir paskutinis iš manęs, vienas berniukas kieme buvo toks baisus, toks negražus, kad kai jis žaisdavo smėlio dėžėje, katytės bandydavo jį užkasti.